Laba diena visiems. Esu Indrė Kujelytė, ketvirto sertifikavimo skyriaus ekspertė. Šiandien jums pristatysiu seminarą NKP ženklinimo reikalavimai ir procesų kontrolė. Tai mūsų mokymų planas bus trumpas viešosios įstaigos Ekoagros pristatymas. Taip pat šių mokymų metu aptarsime NKP taisyklės, NKP ženklus, NKP etikečių derinimą ir procesų kontrolę. O mokymų pabaigoje atsakysime į jūsų pateiktus klausimus. Taigi trumpai apie viešąją įstaigą Ekoagros. Ekoagros yra vienintelė Lietuvoje nuo 1997 metų veikianti institucija, kuri yra atsakinga už ekologinės gamybos sertifikavimą ir kontrolę Lietuvoje. Šios funkcijos jai pavestos Žemės ūkio ministro įsakymu ir Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimu. Pagrindinė veiklos sritis yra ekologinės gamybos sertifikavimas ir kontrolė Lietuvoje. Taip pat vykdome sertifikavimą pagal nacionalinę kokybės sistemą, JAP, NOP teisės aktus, taip pat atliekame patikras pagal BioSwiss, Demeter, Bioland, Naturland privačius standartus. Taip pat svarbu paminėti, kad Ekoagros nėra teisės aktų leidėja. Jos funkcija yra tikrinti teisės aktų laikymasi ir išduoti tai patvirtinančius dokumentus. Ekoagros taip pat teikia informaciją ir konsultacijas dėl teisės aktų nuostatų ir reikalavimų, organizuoja nemokamus mokymus bei atsako į klientų užklausas. Ekoagros yra nepelno siekianti įstaiga. Mūsų darbo kokybę, efektyvumą ir nešališkumą užtikrina vidinės taisyklės, tvarkos ir kontrolės sistemos. Taigi mes ne tik tikriname savo veiklos vykdytojus ar ūkio subjektus, tačiau mūsų veikla taip pat nuolat tikrinama ir vertinama. Europos komisijos, Žemės ūkio ministerijos, nacionalinės mokėjimo agentūros, nacionalinio akreditacijos biuro, išorinių finansų audito įmonių. Tai galime pasidžiaugti, kad praėjusiais metais apklausos duomenimis mūsų klientai, mūsų paslaugų kokybę ir darbuotojų profesionalumą įvertino labai gerai. Taigi, kai jau žinome, kas atlieka sertifikavimo paslaugas, galime pereiti prie nacionalinės maisto kokybės sistemos taisyklės, pagal ką mūsų įstaiga ir atlieka sertifikavimą. Tai nacionalinės maisto kokybės sistemos taisyklės yra privalomos visiems teisės aktų tvarka nustatytiems ir įregistruotiems ūkio subjektams, kurie augina, tvarko, gamina, perdirba bei tiekia rinkai pagal nacionalinę maisto kokybės sistemą pagamintus produktus taisyklių nustatyta tvarka. Taip pat jos taikomos ir įstaigoms atliekančioms produktų sertifikavimą, priežiūrą ir ženklinimo kontrolę. Taigi, pagrindinis teisės aktas yra nacionalinės maisto kokybės sistemos taisyklės, kurios yra priimtos 2022 metų gegužės 20 dieną Žemės ūkio ministro įsakymu 3D-351. Taigi, kas išdėstyta NKP taisyklėse? Tai yra nurodyti bendrieji reikalavimai NKP produktams, jų auginimui, gamybai, perdirbimui ir tiekimui rinkai. Reikalavimai sertifikavimo įstaigoms, reikalavimai pareiškėjams, NKP sertifikavimo priežiūros tvarka, bendrosios nacionalinės maisto kokybės sistemos viešinimo ir populiarinimo nuostatos, NKP ženklinimo reikalavimai, apie ką šiandien ir pašnekėsime plačiau, bei NKP specifikacijos. Taigi, taisyklės nustato bendrą reikalavimų rėmą, o specifikacijose yra nurodyti konkretūs reikalavimai taikomi galimoms sertifikuoti produktų grupėms. Tai specifikacijos apima 9 produktų grupės. Tai bitininkystė, grūdus, mėsą, paukštieną, pieną, šviežius vaisius ir daržoves, kiaušinius, cukrinę konditeriją ir nealkoholinius gėrimus.
Tai jeigu taip trumpai, tai nacionalinis maisto kokybės produktas tai yra žmonėms skirtas vartoti maisto produktas, kuriam taikomi aukštesni nei privalomieji ES ir nacionaliniai reikalavimai, kurie yra susiję su produktų sauga, gyvūnų ir augalų sveikata, gyvūnų gerove, aplinkos apsauga ir kuris dėl specialiųjų gamybos ir ūkininkavimo būdų įgyja ypatingų kokybės savybių. Taigi galime pereiti prie mūsų temos NKP ženklai ir produkcijos ženklinimas. Tai NKP ženklai yra įregistruoti Lietuvos Respublikos prekių ženklų registre ir nuosavybės teisė priklauso Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministerijai. Tai mano minėtose NKP taisyklių 9 skyriuje yra aprašyti konkretūs reikalavimai apie ženklus bei kokie reikalavimai yra taikomi, norint šiais ženklais ženklinti jūsų pagamintus pagal nacionalinę maisto kokybės sistemą produktus. Taigi NKP gali būti ženklinami vienu iš 2 ženklų, priklausomai nuo atitikties reikalavimams, kurie yra nurodyti kiekvienoje specifikacijoje. Tai jeigu ūkio subjektas siekia produktus ženklinti ženklo nacionalinė kokybė Lietuva, tai jis turėtų laikytis konkrečioje specifikacijoje nurodytų bendrųjų ir specialiųjų reikalavimų. Jeigu ūkio subjektas siekia ženklinti produktus ženklų kokybė, tai jam būtų taikomi bendrieji, specialieji ir papildomi reikalavimai nurodyti kiekvienoje specifikacijoje. Tai kad naudoti šiuos mano paminėtus ženklus, pirmiausiai ūkiui turi būti išduotas sertifikatas, kuris ir patvirtina teisę produktus ženklinti atitinkamu NKP ženklu. Tai čia matome pavaizduotus porą sertifikatų. Vienam ūkiui yra išduotas sertifikatas su ženklu nacionalinė kokybė Lietuva, kitam su kokybė. Tai nacionalinė kokybė Lietuva, čia pažymėta, kad jis gali realizuoti vištų kiaušinius, o su kokybės ženklu gali realizuoti šilauoges. Tai kur rasti ir kur pasitikrinti, arba jūsų ūkiui, koks yra išduotas sertifikatas, arba pasitikrinti aplamai, kokie sertifikatai yra išduoti Lietuvoje, tai galite mūsų interneto svetainėje ekoagros.lt pasirinkę paieškoje sertifikatų paieška. Tai NKP taisyklėse taip pat yra nurodyti ir bendrieji ženklinimo reikalavimai. Tai pareiškėjai privalo laikytis Lietuvos Respublikos ir ES teisės aktų nustatytų reikalavimų taikomų maisto produktų gamybos ir perdirbimo bei tiekimo rinkai procese. Svarbu paminėti, kad NKP ženklinimas turi atitikti 2011 m. spalio 25 dienos Europos parlamento ir tarybos reglamento numeris 1169/2011 dėl informacijos apie maisto teikimą vartotojams taisyklėse ir kitose teisės aktuose išdėstytus reikalavimus. Tai Europos komisija yra parengusi informacinę maisto ženklinimo sistemą, kurią galėtumėte rasti šiuo adresu. Šioje sistemoje yra pateikiama išsami informacija ir pasirinkus jūs dominantį produktą, jūs galite sužinoti, kokie reikalavimai yra taikomi šio produkto reklamavimui arba kokia informacija galėtų būti pateikiama jo produkto etiketėje. Tai pradėkime nuo to, kaip atrodo grafiškai ir spalviškai naudojami ženklai ir kokie reikalavimai jiems yra taikomi. Taigi ženklas kokybė, jį sudaro rodikle apjuosta juosta, o kokybės žodis yra viduryje, yra nustatyti taip pat ženklo matmenys. Aukštis 5 cm, ilgis 8 cm. Ženklo dydis gali būti keičiamas išlaikant nustatytas proporcijas. Ženklus sudarančių simbolių ir žodžių kokybės spalva yra tamsiai raudona, ji turi nustatytą specialų kodą ir spausdinant nespalvotose išorinėse ar vidinėse pakuotėse ir reklaminėje medžiagoje taip pat galima naudoti ir juodos spalvos ženklą. O jeigu dėl pakuotės spalvų ženklas
sunkiai matomas, išorinė jo pusė gali būti apibrėžiama balta linija, siekiant, kad būtų didesnis kontrastas pakuotės spalvoms. Taigi kitas ženklas yra nacionalinė kokybė Lietuva. Šį ženklą sudaro baltas ovalas, kurio centre yra valstybinė vėliava, o žalia linija užsisuka aplink žalią vėliavą ir užsibaigia žalio lapelio simboliu. Ir ženklo viršutinėje dalyje yra nacionalinė kokybė Lietuva, o apatinėje žodis Lietuva. Tai čia jau yra svarbu atkreipti dėmesį, kad šiam ženklui yra nustatyti minimalūs matmenys, tai aukštis gali būti minimalus 13 mm, o ilgis 18 mm. Ir ženklo dydis gali būti keičiamas išlaikant atitinkamas nurodytas proporcijas. Taip pat yra nustatytos ženklo spalvos kodai, taip pat nustatytas ir naudojamas specialus šriftas. Spausdinant nespalvotose išorinėse ir vidinėse pakuotėse ir reklaminėje medžiagoje taip pat galima naudoti monochromatinę ženklo versiją. Tai čia yra pavaizduoti NKP ženklų dydžiai, tai svarbu atkreipti dėmesį, kad ženklui nacionalinė kokybė Lietuva, tai yra ilgio ir aukščio proporcija visą laiką turėtų būti 1,38. O ženklui kokybė proporcija turi būti išlaikoma 1,6. Neatsiejamas ženklų elementas yra sertifikavimo įstaigos kodas. Jis privalomas nurodyti ir ženklinimo etiketėje. Tai sertifikavimo įstaigai viešai Ekoagros suteiktas identifikacinis kodas LT_NKP_001. Ir jeigu nutinka taip, kad keičiasi sertifikavimo įstaigos kodas, etiketėje jis gali būti taisomas tik vartotojus neklaidinančiu būdu. Dažnai kyla pareiškėjams klausimų, kurgi surasti tuos ženklus, kad juos būtų galima naudoti spaudai arba įsidėti į savo ženklinimo etiketes. Tai mūsų internetinėje svetainėje ekoagros.lt yra skiltis nacionalinė maisto kokybės produktai. Tai čia yra skiltyje NKP produktų ženklinimas, pateikti ženklų formatai įvairiais pasirinkimais. Tai tiek nuotraukėlės, tiek PDF formatu. Taigi pereikime prie praktinių pavyzdžių. Tai ūkio subjektas parengęs etiketę pats arba suderinęs su dizainerio pagalba, kuri yra dar nepatvirtinta ir nepateikta sertifikavimo įstaigai, negali jos naudoti. Pirmiausia, jis ją turi pateikti sertifikavimo įstaigai, kuri peržiūrės etiketę ir atliks būtiną šios etiketės suderinimą arba pateiks pastabas, kokios vietos yra taisytinos. Tik gavus etiketės suderinimą, jūs galite ją teikti spaudai ir tolimesniam naudojimui ant savo sertifikuotų NKP produktų. Tai čia yra pateiktas NKP ženklinimo etiketės suderinimas. Tai kairėje pusėje matote pateiktą ūkio subjekto suderinimui ženklinimo etiketę. Etiketėje yra nurodytas nacionalinė kokybė Lietuva ženklas, taip pat yra pateikiamas ir sertifikavimo įstaigos kodas. Čia yra nurodyti ir ženklo matmenys. Taigi matome, sertifikavimo įstaiga gavusi jūsų pateiktą etiketės maketą įvertina ženklų dydį, taip pat įvertina, ar yra nurodytas sertifikavimo įstaigos kodas ir pateikia suderinimą, jog etiketėje pateiktos nuorodos atitinka NKP gamybai nustatytus reikalavimus. Tai kitas pavyzdys, kuomet etiketė yra nederinama. Tai etiketėje matome pateiktą ženklo kokybę ir šiuo atveju ilgio ir aukščio santykis suskaičiavus yra, kad 1,44. Šiuo atveju netitinka reikalaujamo 1,6 proporcijos dydžio. Taip pat etiketėje matome, kad yra pateiktas sertifikato numeris. Aišku, jis nėra privalomas nurodyti,
tačiau nėra nurodytas sertifikavimo įstaigos kodas LT NKP 001. Šiuo atveju etiketė yra nederinama, surašomos pastabos, kodėl etiketė yra nesuderinama ir išsiunčiama ūkio subjektui tolimesniam etiketės taisymui. Dažnai ūkio subjektams kyla klausimų, tai kuomet reikia ženklinti NKP produktus, kada tas ženklinimas nėra privalomas. Tai čia pateikiau tokią schemą, nuo ko pirmiausiai reikėtų pradėti, norint produktus tiekti į rinką ir juos ženklinti atitinkamu ženklu. Tai pirmiausia reikėtų įsitikinti, ar jūsų ūkis turi NKP galiojantį sertifikatą. Jeigu, kaip matome, atsakymas būtų ne, tuomet draudžiama tiekti rinkai su NKP ženklu paženklintus produktus ar naudoti bet kokias nuorodas ant šio produkto pakuotės. Jeigu ūkis turi išduotą sertifikatą, tai yra keli pasirinkimai. Tai jeigu produktą parduodate perdirbėjams kaip žaliavą, tuomet ženklinti produkcijos NKP ženklų nėra privaloma. Jeigu parduodate tiesiogiai galutiniam vartotojui, tarkim iš ūkio, ženklinti taip pat produkcijos neprivaloma, bet sertifikatas turi būti laikomas pirkėjui gerai matomoje vietoje. O jeigu produktą tiekite į rinką, pavyzdžiui, į parduotuves, tuomet privaloma ženklinti atitinkamų ženklų jūsų rinkai tiekiamą produkciją. Svarbu paminėti, kad parduodant ir arba perduodant produkciją kaip NKP, tai lydimuosiuose dokumentuose turi būti nurodytas produkto pavadinimas, prie kurio pridedama nuoroda apie produkto gamybos būdą. Tai būtų pavyzdžiui, jeigu realizuojate braškes, tai prie braškių turėtų būti įrašas apie šio produkto gamybos būdą. Pavyzdžiui, braškės NKP. Svarbu paminėti, kad NKP ženklas negali būti naudojamas bet kokiu klaidinančiu būdu. Taip pat draudžiama tiekti rinkai NKP ženklų pažymėtus nesertifikuotus produktus ir naudoti bet kokias nuorodas ant nesertifikuoto produkto išorinės ar vidinės pakuotės. Taip pat gamintojas, kuriam taikomas sertifikato galiojimo sustabdymas ar panaikinimas šių priemonių taikymo laikotarpiu neturi teisės naudoti NKP ženklų. Ir kasgi vykdo ženklų priežiūrą? Tai pareiškėjo ūkyje ir arba įmonėje NKP ženklo naudojimo kontrolę vykdo sertifikavimo įstaiga. Nustačius pažeidimus, šiuo atveju uždraudžiama netinkamai NKP ženklų paženklintus produktus tiekti į rinką. Taip pat užtikrina, kad nedelsiant nuo visų skirtų tiekti rinkai NKP pakuočių būtų panaikintos nuorodos į NKP, netitinkančios taisyklių ar kitų teisės aktų reikalavimų. Ir nurodo iš naujo ženklinti NKP pagal taisyklių ir kitų teisių reikalavimus. Jeigu jūs tiekite produktus į parduotuves ar į didmeninės prekybos įmonės, tai šiuose prekybos vietose NKP ženklų naudojimo kontrolę vykdo Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba. Tai šiuo atveju Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka atlieka valstybinę maisto kontrolę ir už nustatytus NKP ženklinimo pažeidimus taiko atitinkamas poveikio priemonės. Bei svarbu paminėti, kad šiuo atveju per 14 dienų apie tai informuoja ir Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministerija bei sertifikavimo įstaiga. Tai mano mokymai jau artėja į pabaigą, tad tikiuosi, kad šių mokymų metu supratote ženklų naudojimo reikalavimus, etikečių derinimo procesą ir NKP ženklinimo kontrolę. Ir tikiuosi, kad ši informacija padės užtikrinti sklandų ir teisingą NKP ženklinimą jūsų veikloje.
Svarbu paminėti, kad šių ir kitų mokymų įrašus galėsite rasti Ekoagros interneto svetainėje ekoagros.lt skiltyje šviečiamoji informacija ir medžiaga. Vėliau, jeigu turėsite klausimų, juos galite pateikti ir mūsų svetainėje, užpildę formą Klauskite arba tiesiog klausimus atsiųsti elektroniniu paštu ekoagros@ekoagros.lt. Ir taip pat išsamus Ekoagros mokymų planas skelbiamas mūsų interneto svetainėje ir Facebook paskyroje. Taigi, labai ačiū už jūsų skirtą laiką. Dabar pasižiūrėti norėčiau, galbūt turi kas nors klausimų susirašinėjimo lange. Taip, klausimų matau nėra. Ar galbūt norėtų kas nors paklausti gyvai? Jeigu klausimų nėra, tai galime tuomet pabaigti mokymus ir tikrai norėčiau padėkoti, kad skyrėte laiką, skyrėte savo dėmesį ir šiuo atveju palinkėti sėkmingo NKP ženklinimo proceso. Dėkui.